Sveiki draugai, gerbiami vairuotojai. Šiandien važiuojam į Klaipėdą ir tikrinam automobilį BMW X3 M40D, tai yra vadinama M-ke, 2020 metų, 3 litrai dizelis su mild hybrid motoru. Tai, sakykime, po 20 metų dizeliniai varikliai eina būtent su šito generatoriu, kuris šiek tiek padeda, kai mes įsibėgėjam. Turi 38 voltų tą vadinamą hybridinę sistemą. Tai variklis B57, jeigu neklystu, jau pagerintas, patobulintas, patikrintas laiku 3 litrų turbininis variklis. Dėžė pas mūsų taip pat klasika, kuri parodė save gerai, jau ZF8HP 8 bėgių. Tai va, rida pas mūsų 135 000. Ir pradedam patikrą. Ir kaip visada pradedam nuo išorės apžiūros. Tai kiekvieną elementą praeisim. Tai vat, priekinis kairės pusės žibintas tvarkingas, neprasavęs. Kairės pusės bamperis priešrūkinis laikosi gerai. Bamperis nesubraižytas, su sparnu sueina gerai. Tai apdaila sparno priekinė taip pat tvarkingai prisiglaudžia prie sparno. Sparnas vizualiai kairės pusės priekinis, kažkokių defektų nėra. Veidrodis kairės pusės taip pat visas tvarkingas. Taip, pas mūsų tarpai tarp sparno ir priekinio durų eina lygus. Durelės kairės pusės tvarkingos, užsidaro, atsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta. Langai 20 metų, tarpas kairiai pusiai tarp durų lygus, kairiųjų durų galinių būklė gera, durys užsidaro, atsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta, kairysis sparnas defektų neturi. Posparnio apdaila taip pat tvarkinga, bamperis sueina su sparnu gerai, kairiosios pusės bamperio galinio dalis jokių defektų nesimato. Žibintas galinis kairės pusės neprasavęs, nesulaužytas. Bamperio galinė dalis turi labai smulkių, labai kaip degtuko galvutė tokie pažeidimai, bet čia smulkmena. Duslintuvai tvarkingi, galinis dangtis jokių defektų nėra. Valytuvas galinis laikosi gerai, spoileris ant stogo galinis, taip pat papildomas stopas, viskas tvarkoj, stogas iš galo, viršus jokių defektų nėra. Dešinysis žibintas galinis taip pat tvarkingas, dešinysis bamperio kampas taip pat jokių pažeidimų nėra. Bamperis su galiniu dešinės pusės sparnu sueina gerai, apdaila sparno prisiglaudžia gerai, defektų nėra. Pylimo dangtis atsidaro, užsidaro gerai, defektų nėra. Dešinės pusės galinės durelės užsidaro, atsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta, tarpai tarp sparno ir durų geri. Dešinės pusės tarpas tarp durų tvarkingas, durelės priekinės dešinės pusės užsidaro, atsidaro gerai, rankinėlė neišlaužta, langai 20 metų, dešinės pusės veidrodėlis šiek tiek yra maži tokie pabraižymai, dešinės pusės tarpas su priekiniu sparnu lygus, sparnas priekinis dešinės pusės taip pat tvarkingas, posparnio apdaila prisiglaudžia gerai, sparnas su bamperiu dešinės pusės sueina gerai, žibintas priekinis dešinės pusės tvarkingas, stovi gerai, neprasavęs, nesudužęs. Dešinės pusės priekinio bamperio kampas taip pat priešrūkinis, defektų nėra. Kapotas taip pat akmenukų, jokių įdaužų nėra, kapotas lygus, tarpai kapoto taip pat lygus, priekinės grotelės stovi vietoj, lygus, kamera gerai, apačia bamperio vidurinė taip pat
ir grotelės stovi gerai. Langas priekinis yra originalas. Stogas iš viršaus priekinė dalis tvarkinga. Stogas priekis 147, gerai, turi būti iki 150. Stoikė, kairės pusės priekinė 138, kairės pusės sparnas 69, gerai, 76, kairės pusės durelės vairuotojas 79, kairiosios durelės galinės 149, 123, 133, gerai, galinis sparnas 130, 132, stogas 156, 142, irgi į normą įeina, 164 galinis dangtis, 145, 162, 174, 186, 172, nu galbūt buvo lakuotas šiek tiek. Taip, dešinės pusės sparnas 126 galinis, 138, 107, dešinės pusės galinės durelės 200, 187, 230, 274, tai buvo dažytos. Dešinės pusės priekinės durelės 131, 203, 388, 745, kažkiek tai buvo čia vat, šiek tiek įbrėžimas. Matomai ir veidrodėlis, ir įbrėžimas. Kai dešinės pusės sparnas 165, 146, 117, 112 kapotas, 159, 202, 191, 174. Tai įtartina, kad kapotas buvo lakuotas. Stoikė priekinė dešinės pusės gerai, 162, 167, stogas 113. Tai matom, kad durelės buvo dažytos, sparnas savo dažai, kapotas tikriausiai irgi buvo perdažytas. Tai didelių problemų nėra, stoikės nepažeistos, galiniai sparnai taip pat nepažeisti. Taip, dabar vidinės rėmo dalis, dešinės pusės priekis 101, gerai, durelės nebuvo suktos, slengstis 109, 101, gerai, rėmas vidinis dešinės pusės 82, gerai, durelės apačioj gražios, numeris matomas gerai, varžtai durelių dešinės pusės nesukti. Taip, vidinės dalis 97, gerai, stoikė dešinės pusės 85, apačia 96, labai gerai, durelės visos tvarkingos. Vidinės dalis neįeina prieit normaliai. Neįeina prieit normaliai. Taip, sparnas 111, gerai. Iš vidaus neįeina prieit. Tai 135, gerai. Vidinė kairė pusė, galas 86, gerai. 66, gerai, stoikė kairės pusės 88, gerai. Durelės atsidaro, užsidaro, gerai.
Durelės kairės pusės varžtai neliesti, stoikė kairės pusės 78, 108, 90, varžtai visi tvarkingi, viskas gerai. Taip, variklis užsiveda gerai, vairo kolonėlė sukasi gerai, laisvumo nėra, papildomų garsų, nu, yra jeigu į galą, tai čia atramos kažkiek tai guminės, yra gumų, bet ne defektų kažkokių garsas. Taip, stiklai kairės dešinės pusės dirba tvarkingai. Taip, pas mūsų distronikas reaguoja, tai yra vairo mygtukai, visi reaguoja gerai, centrinis užsidaro, atsidaro gerai, greičių dėžė, drive, reverse kamera dirba gerai, taip pat kamera 360 dirba gerai, dėžė vietoj absoliučiai jokių smūgių nėra, rankinis užsidaro, atsidaro gerai, režimai sportas, komfort, eko persijungia gerai, taip, oro sklendės viduj, kairysis šaltas, dešinysis šiltas, pakeičiam, kairysis šiltas, dešinės pusės šaltas, gerai, stiklo sklendė, pūtimas dirba gerai, išjungiam, taip, auto, toliau, sėdinių ventiliacija įsijungia, čia taip pat įsijungia, sėdinės kol kas šildomos, taip, meniu, taip, automobilis AdBlue, ok, tai yra tech apžiūra, ok, tepalas, ok, padangų slėgis, viskas tvarkoj. Toliau asistentai veikia, individual gerai, all on, ok, padarom individual, aha, sėdynės jaučiu šildo, dešinės pusės sėdynė šildo. Daugiau kaip ir iš elektronikos pusės, kad kažkas tai neveiktų, nėra. Posūkiai, žibintai, garsas. Radio. Aš leidau dienas, kol ašaras baigės. Radio garsiakalbiai dirba gerai, kondicionierius veikia, šildyt šildo. Vairas, mygtukai dirba gerai, reflektoriai neišlaužti. Einam toliau. Taip, oro sąlygos, aišku, nelabai, bet einam toliau. Dabar važiuoklės, kairės pusės amortizatorius, neišbėgęs grunžina, gera, iš vidaus vadinamas stakanas tvarkingas, dalis, tai yra vairo kolonėlės apsauga nepažeista, salenblokai, kiek matosi, visi
tvarkingi. Padangos vasarinės, protektorius geras Pirelli 24 metų, diskas kairės pusės stabdžių krontai praktiškai nėra. Dabar stabdžių kaladėlės labai geros, diskas išorinis nesubraižytas. Dabar slenkstis kairės pusės, apdailos viskas originaliai iki galo. Kairės pusės padanga taip pat apynauja 24 metų Pirelli. Galinis stabdžių diskas praktiškai naujas, kaladėlės taip pat, išorinis diskas nesubraižytas. Dabar duslintuvai švarus, apačia visa labai tvarkinga. Taip pat dešinės pusės duslintuvas, dešinės pusės išorinis diskas galinis tvarkingas, nesubraižytas. Stabdžių diskas praktiškai naujas, protektorius padangos apynaujas vasarinės, taip pat Pirelli visi matmenys sutampa su kairės pusės, slenksčiai apsauga dešinės pusės tvarkinga. Padangos taip pat dešinės pusės kaip ir visos kitos sutampa. Metai 24. Vietos ratlankas dešinės pusės nesubraižytas. Diskas taip pat minimaliai turi išdirbimą iš vidaus. Tepalo pėdsakų nėra. Salemblokai matosi nepažeisti, vairo kolonėlės apsauga taip pat nepažeista. Spiroklė vietoj, tepalų iš apačios, iš variklio nėra, apsauga vietoj. Taip, duslintuvas sausas, švarus, gražus. Interkuleris taip pat gražus, neapsikapalavęs, apačia tvarkinga. Taip, variklio skyrius, taip, numeris matosi gerai, dešinės pusės lonžironas, rėmas, viskas savo vietoj, kažkokių varžtai savo vietoj, varno varžtai dešinės pusės savo vietoj, variklis visiškai sausas, dirba gerai, tepalai keisti, ką tik galima sakyti. Tepalo užpylimo dangtis labai gražus, antifrizas normoj, skaidrus, kairės pusės variklio dalys visos sausos, lonžironas, kairės pusės rėmo dalis, taip pat nieks neliesta, varžtai neliesti, sparno varžtai neliesti, bet vat kapotas, matėm, kad kapotas buvo perdažytas, tai varžtai matosi yra šiek tiek pažeista. Daugiau kažkokių bėdų tikrai nesimato, kad būtų.
variklis. Iš viršaus visas sausas. Purkštukai dirba gražiai, taip pat sausas. Tai padarysim dar puskanavimą, taip pat gražiai. Dabar detaliai salonas. Kairiųjų durų priekinio apdaila visa tvarkinga. Dabar vidinės slenkščio dalis viskas gražiai. Sėdynė nusidėvėjimas natūralus, į priekį atgal vaikšto, oda labai tvarkinga. Pedalai, kilimėliai, viskas natūraliai, nusidėvėjimas atitinka ridos, vairas nedažytas, nepersiūtas, visi reflektoriai, visi tvarkingi, porankis tvarkingas, šiek tiek yra mažas įbrėžimas, peringės rankinėlė yra taip pat mygtukai, visi yra tvarkoj, visi perengimai, mygtukai, spidometras nesubraižytas, panelė kairiai pusėje, displejus nesubraižytas, į piršto paspaudimus reaguoja tvarkingai, stogas tvarkingas, užuolaida dirba. Einam toliau. Kairiųjų galinių durų apdaila labai tvarkinga. Vidinės dalis plasmasės nesubraižytos, sėdynės labai tvarkingos, iš galo nesubraižytas, kišenės neištampytos, reflektoriai tvarkoj, displejus veikia, į pirštų paspaudimus reaguoja, porankis tvarkingas, viršus nesubraižytas. Taip, bagažinė, dabar čia daiktai yra, atsidaro, užsidaro gerai. Dešinės pusės durų apdaila galinių labai tvarkinga. Sėdynė taip pat labai tvarkinga, vandens nėra, dešinės pusės sėdynių galas neišdraskytas, jokių pabraižymų nėra, vidinė dalis plasmasės, viskas yra tvarkoj. Dešinės pusės durų apdaila priekinio yra tvarkinga. Jokių pabraižymų nėra, vidinės dalys tvarkingos, sėdynė dirba, panelė iš apačios nesubraižyta, kilimėlis nesudraskytas, dešinės pusės panelė, porankis tvarkingas, panelė priekinė tvarkinga, stoikės apdaila taip pat tvarkinga, reflektoriai yra vietoje. Viršus visas gražus, liukas veikia. Taip, dabar darau klaidų skanavimą, viskas yra žaliai, pasižiūriu rydą, greičių dėžiai 133 104. 133 119. Skirtumas šiek tiek gali būti keli kilometrai, bet iš esmės gerai. Taip, tire pressure. Transfer case. Pasižiūrim vadinamai taip, vadinamai razdatkė 133 120 133 119 taip pat sutampa.
variklio bloke. Taip, variklio blokė 133, 119 taip pat gerai. DPF filtro užterštumas 3,65 gramo. Tai yra minimumas, nes jau kai yra virš 20, tada jau eina prie tos ribos, kai reikia daryti priverstinį regeneraciją. Dabar mes matom, skaičiai labai yra geri. Padarau test drive, praskanuoju dar klaidas ir tada spręsim apie automobilio pirkimą. Taip, darau testinį važiavimą, dabar lengvai. Pavaros persijungia labai gerai, vairuojant. Nesijaučia kažkokio diskomforto, automobilis važiuoja tiesiai, niekur netraukia. Taip pat pavaros į mažėjančią pusę persijungia gerai. Taip, kruizas veikia, projekcija ant stiklo veikia. Įsibėgėja automobilis labai gerai. Aš aišku dar patestosiu ant sport režimo, ant manualinio, kaip persijungia bėgiai, jau išjungus kamerą, kad netrukdyti. Bet šiam momentui pas mane jokių pastebėjimų nei iš važiuoklės, nei iš variklio, nei iš greičių dėžės nėra. Ir paskutinis žingsnis po test drive darau klaidų skanavimą. Taip, matau, kad vienintelė klaida yra, kad Bluetooth sutrikimai, bet Bluetooth kaip ir veikia, toj dar kartą patikrinsiu. Daugiau jokių klaidų. Tai automobilį patikrinau, automobilis geram stovyje. Vienintelis momentas buvo dešiniai pusėje dažytos durelės ir priekinės ir galinės, bet įtariu, kad buvo įbrėžimas, nes rėmo dalis pažeistos nebuvo ir buvo matomai perdažytas kapotas, nes matėsi, kad varžtai taip pat buvo sukti. Daugiau kažkokių pastebėjimų nei iš techninės pusės, nei iš kėbulo pusės tikrai nėra. Automobilis su tikra ryda, su gerai išlaikytas, nieks salone nei nesubraižyta, nei išdraskyta. Tai dėrėsimės kainą ir spręsim jau po to apie sandorių. Tai dėkui už dėmesį, skambinkite, klauskite, mielai atsakysiu visus dominančius klausimus. Laimingai.